Pradėsime nuo lengvų prasikapavimų, kad galėtume nusiraminti ir susitelkti į tai, ką mes dabar darysime. Sėdėsime lotoso pozicijoje ir jei ši pozicija nėra patogi, galime pasikišti kažką po sėdmenimis, susiviniuoti rankšluostį ar pasidėti jogos kaladėlę į tokią turime. Tai sėdėsime tiesiai, užsimerksime, atsipalaiduosime ir pakvėpuosime 3 kartus. Po 5, 10 ir 15 kvėpimų. Atsipalaiduojam ir kartu su manimi. Kvėpuokime 5 kartus pro nosį ir iškvėpime pro burną. Orą užlaikom ir paleidžiam. Įkvepiam ir paleidžiam. Įkvepiam. Orą paleidžiam. Įkvepiam. Paleidžiam. Paskutinį kartą orą įkvepiam ir palaikom. Atpalaiduojam veidą, atpalaiduojam savo kūną, bet vis dar sėdim tiesiai. Ir orą paleidžiam. Atsipalaiduojam. Stengiamės būti šioje akimirkoje ir tiesiog paskirti laiko savo, atsiribuojant nuo viso, kas vyksta mūsų gyvenimuose šią akimirką. Kvėpuojam dar kartą. Kartu su manim. Kvėpuojam giliai. Dar porą kartų. Užlaikom įkvėpę orą ir jį lėtai paleidžiam. Pamirštam darbus, kuriuos turėsim padaryti, nes juos prisiminsim vėliau. Stengiamės praeiti jausti savo vidų, kaip mes jaučiamės viduje. Ir ta būsena tuoj pradės keistis. Įkvepuojam paskutinį kartą. Įkvepiam. Paleidžiam. Įkvepiam. Ir kvėpuojam. Liko 5 kartai. Ir paskutinį kartą įkvėpkim lėtai. Įkvepiam. Užlaikom orą. Orą išpučiam. Ir pradėsime mankštą. Tai dėkime rankas ant savo pakaušio ir lenksime savo galvą žemyn ir nekvėpuosim. Išlaikom stuburą tiesų ir švelniai su rankomis spūstelim savo galvą žemyn. Norim sukurti švelnią įtampą, norim pajausti, kaip kaklas įsitempia. Stengiamės išlaikyti stuburą tiesų. Jeigu nebegalėsim būti be oro, visuomet orą įkvėpkime ir jį užlaikykime. Po truputėlį lenkiam galvą dar žemiau. Jeigu jaučiam stiprų tempimą, nepersistengkim su spaudimu, spauskim švelniai. Ir dar kartą padidinkim tempimą, lenkim smakrą į krūtinės, alkūnės glaudžiam į vidų. Ir dabar orą įkvėpkim. Ir lėtai gražiai keliam savo galvą aukštyn
Kartu keliam ir alkūnės ir jas atvedam atgal už nugaros. Tai stengiamės kuo daugiau rankas atvesti už savęs, laikomis dar orą įkvėpę. Dabar žiūrim į viršų. Ir orą paleidžiam. Ir dabar kvėpuosime pro burną. Tai atsėdam tiesiai, tuo pačiu metu atsipalaiduojam, įkvėpuosime 10 kvėpimų pro burną. Tai kartu su manim kvėpuosime greičiau. Įkvėpiam, paleidžiam. Dar 3. Paskutinis įkvėpkim ir užlaikykim. Ir orą paleidžiam. Dabar mes lenksimės į kairę pusę, dėl to dešinę koją statykime priekyje. Tai iškvėpę orą, lėtai lenkiamės į kairę pusę ir po truputėlį apkabiname savo kelį su rankomis. Taip pat stenkimės nekvėpuoti ir lenkiamės tik tais tiek, kiek mes šiuo metu galime pasilenkti be jokio diskomforto. Jeigu laužia per nugarą, tiesiog palaikom šią poziciją ir tiesiog pabūname joje. Galite būti užsimerkę ir atsipalaiduoti. Tai vadinasi meditacinė stuburo mankšta. Iš lėto dar palenkiam savo kūną žemyn. Norim pasilenkti kiek įmanoma žemiau. Taip pat galvą nuleiskim į apačią, nelaikom jos išlaužtos į viršų. Ir stengiamės nepakelt nuo žemės sėdmens priešingo. Jeigu lenkiamės į kairę, tai dešinys sėdmuo yra prispaustas ant žemės. Dabar orą giliai įkvėpkime. Ir traukim su rankom savo kelį link krūtinės ir galvą laikom nuleistą žemyn. Norim pajausti įtampą per juosmenį ir kupruojamės per nugarą įkvėpę orą. Kupruojamės ir traukiam savo kelį link krūtinės, o kelį spaudžiam atgal į savo rankas. Išpučiam orą. Ir dabar lėtai, gražiai, labai lėtai tiesinkimės per stuburą ir jauskime, kaip tas raumuo dirba. Išsitiesinam. Ir vėl atsėdam tiesiai, pečius pritraukiam, galvą ištiesinam ir kvėpuojam pro burną. Prasižiojam plačiai ir paleidžiam. Dar kartas ir užlaikom. Ir dabar apkeičiam savo koją ir lenkiamės į dešinę pusę. Ir iš lėto kupruojamės per savo nugarą ir jaučiam, kaip stuburas lenkiasi ir kaip nugaros raumenys išsitempia. Kai pajaučiam tempimą per nugarą, tiesiog sustabdom šią poziciją ir čia pabūnam. Stenkimės rankų pilnai ant žemės netremti ir neatsipalaiduoti. Mes norime, kad nugara liktų visuomet įtempta, kad raumenys ne tik įsitemptų, bet ir stiprėtų. Kai galime, lenkimės dar šiek tiek žemiau. Galiausia galime pradėti po truputėlį traukti savo kelį link krūtinės ir kelį spausti rankas ir tuo pačiu metu įkvėpkime. Įkvėpus jaučiam dar didesnį tempimą, dėl to orą užlaikom ir vis dar traukiam save su rankomis žemyn. Ir tuo pačiu metu stenkimės kupruotis per juosmenį, mes norim išsilenkti. Nepamirštam nuleisti galvos į apačią ir prispausti priešingą sėdmenį į žemę. Jis turi neatsikelti. Dar palaikom, išpučiam orą. Ir dabar labai lėtai, po 1 centimetrą atsikelinėjam aukštyn ir jaučiam, kaip nugaros raumenys puikiai susitraukia ir puikiai įsitempia. Gerai, vėl išsitiesinam ir vėl kvėpuosime 10 kartų. Tai užsimerkiam, laikom stuburą tiesų ir kvėpuojam pro burną. Išlaikom stuburą tiesų ir kvėpuojam toliau. Dar 2.
Užlaikom. Jeigu sukasi galva, ant pradeda tirpti galūnės, neįsitempkime. Su tuo viskas yra gerai. Dabar orą išpausdami, mes paimsime vėl rankas ant galvos ir šį kartą kuprosimės tik per viršutinę stuburo dalį. Vadinasi, būsim kiek įmanoma vertikalesni ir tiesiog kuprosimės per krūtinę stuburo dalį ir stengsimės nesusilenkti pilnai. Tai aš noriu lenktis ir išbūti susikuprojęs per vidurinę stuburo dalį. Turėtumėm pajausti tempimą per nugaros viduriuką. Galim daryti pilvą įtempę ir tiesiog susikuprojam. Dabar laikas, kai mes iš tikrųjų galime kupruotis, ko įprastai neturėtume daryti. Pratempiame, dabar orą įkvėpkime ir iš lėto per stuburą išsitiesinkime. Norim būti tiesus. Ir vėl lėtai susikupruojame, išlaikydami orą įkvėpę. Ir kylam vėl į viršų. Galvą ištiesinam, krūtinę pakeliam aukštai ir toliau ramiai kapuojam. Labai gerai. Ir dabar visi atsigulsime ant nugaros. Štai taip. Ir ramiai prikelsime savo kojas aukštyn, vieną koją, po to kitą koją. Dabar atkelsime galvą nuo žemės, štai tiek, ir įtempsime savo pilvo raumenis. Tai susiriesime per pilvą ir pajausime, kaip raumenis įsitempia. Čia pabūsime, galvą prikelsime dar aukščiau ir jeigu tiek pakanka ir pilvas jau dreba, labai gerai. Jeigu ne, mes traukiam alkūnėmis, leidžiam alkūnės link savo kelių, o kelius spaudžiam į savo alkūnės. Su pirštais pridėkime būtent spaudimą į savo kaktą ir spauskime savo kaktą su pirštais, o alkūnės spauskime į kelius. Ir turėtume padrebėti. Laikom šitą susitraukimą iki tol, kol drebėsime. Ir lėtai atsipalaiduojam. Galite atsikvėpti porą sekundžių ir to jau pradėsime sąnarių mobilumo treniruotę. Dabar gulsime ant šono, pilnai statysime ranką ant žemės štai taip. Ir dabar viršutinę koją aš noriu perkelti per priekį ir įspausti pirštais ir kulnu į savo apatinę koją. Nustumsime šią koją atgal už savęs, štai šitaip, ir šitą kelį atremsiu ant žemės. Apatinė koja yra atkišta atgal ir dabar aš sulenksiu kiek galiu ją į viršų ir paimsiu savo ranką už čiurnos. Ir dabar aš traukiu savo koją aukštyn, o su koja spaudžiu apatinę koją atgal. Mes pajausime tempimą per šlaunį. Tai spaudžiame koją savo į ranką. Aš noriu tarsi ištiesti savo koją, bet su ranka aš neleidžiu to padaryti. Tai tiesinkime koją ir su ranka traukime ją į viršų. O su šia koja aš palaikau, kad nebūtų jinai priekyje, o kad būtų gale. Tai aš spaudžiu su koja savo į kitą koją ir traukiu su ranka į viršų. Spaudžiam ir laikom iš visų jėgų. Galva pakelta į viršų, dirbs kaklo raumenis labai gerai. Ir dabar aš ranką paleidžiu, o koją vis dar lenkiu į save. Tai mano koja lenkiasi link manęs, o ranka yra paleista. Tai laikom ir atpalaiduojam. Dabar lygiai taip pat pakeisime ir kitą pusę. Dar kartą parodysiu. Gulsime šonu, viršutinę koją statau ant apatinės, kelis ant žemės ir nustumu apatinę koją kiek įmanoma toliau už savęs. Stengiuosi tempti sėdmenis, kad padėtų tempimas. Sulenkiu koją, paimu ją su rankomis ir spaudžiu koją savo į delną. Spaudžiu koją savo į delną. Giliai kapuojame. Laikau sutrauktus sėdmenis, o su šia koja spaudžiu tą koją atgal. Noriu riesti savo klubus į priekį. Spaudžiu, tvirtai laikau. Ir dabar lenkiam tą koją atgal į viršų, į save. Traukiu koją link savęs. Gali traukti mėšlungis, neįsigaskim. Galim sekundį palaikyti ir tuomet atsipalaiduoti. Labai gerai.
Dabar mes gulsime ant pilvo. Atsigulsime ant pilvo ir laikysime rankas 90 laipsnių ant žemės. Štai šitai. Dėsim galvą ant žemės ir dabar spausime alkūnėmis ir delnais į žemę. Tai spaudžiu delnus į žemę, spaudžiu alkūnės į žemę ir netgi galiu įtempti savo rankas. Rankos turėtų virpėti, turėtų jaustis įtampa per pečius, per krūtinę. Spaudžiu labai stipriai pačiais delnais. Mes dabar stipriname pečių rotatorius ir krūtinės raumenis, kai jie yra ištempti. Laikome tvirtai, spaudžiu dabar alkūnės vieną į kitą. Ir dabar pirmiausia mes norime delnus atkelinėti štai taip aukštyn. Tai delnai turi atsikelti va taip gražiai į viršų. Ir dabar mes galime atkelti taip pat ir alkūnės į viršų ir per nugarą neišsiriesti. Tai keliam rankas aukštai ir laikom. Labai aukštai kelti nereikia, mes nenorime per juos išsiriesti. Tiesiog laikom rankas pakeltas ir atsipalaiduojam. Tai mes dabar darysime klubų mobilizaciją. Tai sėdėsime štai taip. Ir dabar paimsime vieną koją ir ją pastatysime atgal už savęs. Štai šitai. Tai koja viena atgal už savęs ir dabar spausime pėdą ir keliu į žemę. Tai spaudžiu į žemę, noriu sustumti viską į apačią. Ir dar galime šiek tiek rankas atitraukti už savęs, kas dar tik padidins tempimą. Spaudžiu stipriai, tarsi norėčiau atkelti savo klubus į viršų, bet to daryti aišku nebūtina. Tai pradžiai pakanka tiesiog spausti koją į žemę, laikom, giliai kvėpuojam. Kvėpuojam, spaudžiu, dabar pasiiru į priekį ir mes dabar bandysime atkelti pėdą aukštyn. Įtraukiu pėdą į viršų, visą blauzdą. Tai yra klubo vidinė rotacija. Tokiu būdu mes padidinsime mobilumą. Tai keliu į viršų, palaikau, gali sutraukti mėšlungis, tame problemos nėra jokios. Ir atsipalaiduojame. Pakeisim kitą koją, statau koją atgal už savęs, įtempiu, spaudžiu pėdą į žemę, sukuriu įtampą. Jeigu aš paleisčiau rankas, aš tarsi nustumčiau save į priekį. Tai su rankomis aš įsitvirtinu ir spaudžiu koją tvirtai į žemę. Laikome, giliai kvėpuojame. Giliai kvėpuojam. Ir dabar keliame šitą koją aukštyn. Tai atsukame visą blauzdą į viršų ir laikom tvirtai. Labai gerai. Ir dabar mes klupsime štai šitaip ant kelių ir lenksimės į priekį, štai taip su rankomis. Dėsime rankas į priekį, būsime šiek tiek pritūpę link klubų ir dabar su rankomis spausime stipriai žemę. Mums iš karto paimti lenktis iki pat žemės nėra būtina, tai galėsime padaryti kitus kartus. Pradžiai užtenka tiesiog sukurti įtampą. Tai aš su rankomis traukiu žemę į šonus. Aš noriu tarsi žemę išskleisti. Tai spaudžiu rankas žemyn ir skleidžiu jas į šonus. Rankos turėtų virpėti. Lenkiuos truputėlį žemiau, sukuriu įtampą, spaudžiu vidinę delno dalim, išorinę delno dalim, truputėlį pakeitinėju, jausime įtampą ties pažastimis, ties nugarą, ties pečiais, rankomis, labai gerai. Atsikelsime aukštyn ir pakersime vieną ranką į viršų. Labai aukštai nebūtina kelti, nereikia kompensuoti per juosmenį, tiesiog pakeliame ranką į viršų, palaikome, stengiamės alkūnę pilnai ištiesti, pakeičiam kitą ranką. Žinoma, galima kelti kiek įmanoma aukščiau, galima ir svorį ranką paimti, bet pradžiai norime priprasti prie šito judesio. Ir atsipalaiduojam. Na ką, tai buvo stuburo mankštelė ir tai buvo pratimai sąnariams, mobilumui. O dabar mūsų laukia pati smagiausia dalis, tai yra jėgos didinimas. Mes atliksime 2 pratimus, kurie suaktyvins mūsų vos ne viso kūno raumenis. Tai bus kokie pratimai? Atsispaudimai ir pritūpimai.
nemėgstamiausi žmonių pratimai. Dėl to mes jas ir padarysime. Darysime vieno pakartojimo metodiką. Tai klupsime ant kelių, dėsime delnus ant žemės, šiek tiek plačiau nei kilimėlis. Štai šitaip. Dabar nuleisime savo klubus žemyn, sukursime įtampą su rankomis spausdami į žemę, įsitempsime ir dabar iš lėto pasileisime 15 cm į apačią. Štai tiek. Delnai yra šiek tiek žemiau negu pečiai. Ir dabar spaudžiu rankomis į žemę ir laikau šią poziciją tvirtai. Vėl pasileidžiam 15 cm į apačią ir vėl laikau šią poziciją tvirtai. Rankos gali drebėti, kūnas gali drebėti, nereikia išsigąsti, su tom viskas yra puiku. Dar 15 cm, laikom tvirtai. Nepadėkime ant žemės klubų, dar 15 cm ir jau krūtinė yra prie pat žemės. Norime ir toliau laikyti šitą poziciją. Laikom. Ir lėtai atsikeliam 10 cm į viršų. Dar 10 cm į viršų. Dar 10 cm į viršų. Ir dar 10. Tai tokį atspaudimą kartosime iki tol, kol jį gebėsime atlikti. Jeigu nepavyksta, tiesiog norime kuo įmanoma lėčiau nusileidinėti. Pakartosime dar kartą, dabar iš karto leisimės iki pat apačios ir dabar laikome kiek įmanoma ilgiau pauzę. Tai stengiamės išlaikyti kiek įmanoma ilgiau, iki tol, kol rankos užsipurtis, užsidrebės, laikom pečius pritrauktus atgal, tiesiog laikome. Giliai kvėpuojame ir atsikeliame į viršų. Žinoma, kad tikriausiai taip nepavyko padaryti iš karto, bet dėl to reikės praktikuotis, kol tai gebėsime padaryti. O dabar mūsų laukia pritupimas. Imsime kojas plačiau nei pečių plotis, pirštus pasuksime į šoną, kulnus laikysime viduje. Tai kulnai gali būti ant kilimėlio, o pirštai užeiti vos už kilimėlio. Ištiesime rankas į priekį, giliai įkvėpsime porą kartų ir tupsime 15 cm į apačią. Dabar spaudžiu kulnais į žemę ir jaučiu, kaip mano kojos įsitempia. Laikau savo kūną tvirtai. Dabar tupsime dar šiek tiek žemyn. Šiandien tupsime 3 kartus ir galiausiai pasieksime 90 laipsnių kampą. Dėl to pasistengim pakentėti ir atlaikyti savo diskomfortą. Tai sustiprins mus ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai. Dar kartelį kišam šiek tiek savo klubus atgal, spaudžiam kulnais į žemę, keliai palei pat pirštus, laikom krūtinę pakeltą aukštyn ir dabar stengiamės čia išbūti kiek įmanoma ilgiau. Tai būnam kiek įmanoma ilgiau, spaudžiam kulnais į žemę ir tiesiog giliai kvėpuojam, stengiamės nereaguoti savo kūną, galbūt jau seniausiai sustojot, jūs galite per naują vėl įtupti ir vėl būti šioje pozicijoje. Galiausiai mes galėsime čia išbūti ir keletą minučių, bet tam mes turim stiprėti ir fiziškai, ir psichologiškai. Jeigu skauda kelius, tiek nesileiskim ir kelkimės aukštyn. O dabar tiem, kurie nori ekstremo, pakylam šiek tiek į viršų, pabūnam čia, čia jau kojos virpės ir degs ir pilnai išsitiesinam. Tai va tokie mūsų pritupimai, jie nėra lengvi kaip ir atsispaudimai, bet tai yra 2 pratimai, kurie sustiprins mūsų kūną visapusiškai ir fiziškai ir sustiprins mūsų psichologiją. Tokiu būdu mes būsim stipresni ir tiesiog gebėsime atlikti viską žymiai lengviau.